Sveiki visi. Labai džiaugiuosi galėdama su jumis labintis visais, kurie prisijungėte į webinarą ir pasidžiaugti, kad mūsų grupėje yra žmonių iš visos Lietuvos. Tai ir Šiauliai, Klaipėda, Pasvalys, Joniškis, Tauragė, Anykščiai, Biržai, Kaišiadorys, Josvainiai, Palanga, Kretinga ir dar daugelis miestelių. Ir turim tautiečių gyvenančių Jungtinėse Amerikos valstijose ir Norvegijoje. Tai išties galim pasidžiaugti, kad šiuolaikinės technologijos leidžia mums bendrauti, atstumas yra visiškai ne problema ir išnaudoti šį nelengvą visiems laiką prasmingai. Tai daug kas dabar sako, turbūt ir jums, nestresuok, nepanikuok, laikykis rutinos, išmoko nors naujo, ar kaip tik sugalvok ką veikti, kad namuose būtų mažiau erzelio. Tai turbūt daugelis dabar patiriam truputėlį didesnį stresą negu visada, nes turbūt ir būti vienoje erdvėje, kad ir su savo artimiausiais žmonėmis, mažoje erdvėje ir ilgą laiką, tai nėra lengva ir konfliktai kyla tarsi ir iš nieko. Žmonės dalinasi tokia savo patirtim. Tai gebėjimas konfliktus valdyti, gebėti valdyti savo emocijas, iš tiesų tai gali išsaugoti ir atmosferą namuose, santykius tarp namiškių, na ir kartais net ir sveiką protą. Tai streso lygis turbūt visų yra šiek tiek padidėjęs, beje labai būtų įdomu sužinoti, kaip jums sekėsi pasimatuoti streso lygį su stresometru, kurį buvau įkėlusi į šitą grupę ir kuris yra programoje, tai labai kviečiu juo naudotis. Ir noriu dar truputėlį jums pasakyti, kad visos skalės, taip vadinami psichologiniai instrumentai, yra prasmingi pokyčiui matuoti. Tai ne tik tai sužinoti, koks šiuo metu yra mano streso lygis ar kažkokia kita būsena, bet taip pat ir pasižiūrėti, į kurią pusę situacija krypsta, kad galėtumėte arba tęsti tas veiklas, kurias pradėjote kažką daryti, ar kaip tik jau žiūrėti, kad reikia kažkokios kitos pagalbos. Tai žodžiu, kiekviena skalė labiausiai reikalinga pokyčiams matuoti. Taigi, kuo užsiimti prasmingai, kad tas streso lygis nekiltų, tai tikiuosi, kad šiandien per webinarą galėsiu jums pasiūlyti ir praktiškai. Tai ir išties, kadagi geriau, jei ne dabar, tinka sužinoti apie įvairias streso valdymo metodikas, kaip šiuo metu, kai turim iš tiesų didelės, kaip ir motyvacijos, kažkaip prisitaikyti geriausių būdų prie situacijos, ar ne, kurios negalime pakeisti. Ir kai pradedam pažinti su mindfulness, mes visą laiką kviečiame truputėlį stabtelti. Na, o šiomis dienomis mūsų stabdė pati situacija. Tiek turėjome progos stabtelti darbuose, tiek visuose lėkimuose. Tai labai tinkamas laikas ir sužinoti apie vieną iš tokių metodikų, įsisąmoninimu grįstą streso valdymo metodiką. Ir pristatysiu ją aš, Edita Tamulienė, esu šios metodikos įsisąmoninimu grįstos psichologijos sertifikuota mokytoja, mindfulness trenerė ar instruktorė. Ir šiandien turėsime laiko apie valandą, per kurią aš norėsiu jūs supažindinti su pagrindinėmis tokiomis žiniomis, kaip mes čia veikiame šitame pasaulyje, ir pristatyti metodiką bei pasiūlyti būdų, kaip galėtume įsisavinti, pradėti pokyčius savo geresnės versijos link,
kaip mes sakom, ar ne. Tai šiandienos planas mūsų webinaro būtų va štai toks, kaip čia ta praktika yra paplitus, kokios iš vis yra svarbiausios žmogaus problemos, kas yra stresas ir distresas. Na va, ir štai kitos temos apie gyvenimo kokybę, mindfulness metodiką, moksliniais tyrimais pagristus pokyčius. Truputėlį norėsiu pristatyti jums apie tai, kas vyksta mūsų smegenyse, kai mes kažko naujo mokomės, kai bando nauji įpročiai įsitvirtinti mūsų smegenyse. Galbūt bus įdomu, gal niekada nematėt ir nežinot, nesusimastėt. Na ir supažindinsiu su programa, kuri yra tinkama labai šiuo etapu ir tiek streso valdymui, tiek ir gyvenimo kokybei gerinti. Ir susitarsime, kaip galėtume judėti toliau. Na tai ką, ir pradėkime. Tai šiandien pradėsime pažinti su mindfulness, o edukuotis ir toliau dirbti galėsime jau praktikuodami. Tai kasgi tas mindfulness? Tai mindfulness žodis iš tiesų skamba visame pasaulyje, tiek gydytojų, tiek psichologų, tiek paprastų žmonių lūpose. Sąmoningas dėmesingumas, dėmesingas įsisąmoninimas arba pilnaprotavimas, tai visi šie žodžiai atspindi kaip ir esmę pačio metodo ir taip verčiam mindfulness pavadinimai į lietuvių kalbą. Na ir visame pasaulyje išties, kaip ir Lietuvoje, leidžiamos knygos, organizuojami mokymai ir vis daugiau žmonių šią metodiką išbando praktiškai ir džiaugiasi jos naudą. Tai Lietuvoje taip pat jau yra tikrai nemažai įmonių, kurios yra įdiegę šią metodiką į savo kolektyvus, taip pat žmonės privačiai mokosi, ypatingai streso valdymo metodikos. Ir kaip streso mažinimo būdą šią praktiką taiko iš tiesų įvairaus amžiaus, skirtingo tikėjimo žmonės, įvairiausių profesijų atstovai, tiek kariai, mokytojai, gydytojai, vadybininkai, pardavėjai. Na va, ir jūs čia matote savo ekrane keletą tik tai pavyzdžių kompanijų užsienyje, kurios praktikuoja šią sąmoningumo praktiką. Ir beveik, net ir daugiau, jau negu 25% visų Amerikos įmonių mokosi šitos metodikos ir pilnaprotavimo propagavimo iniciatyvos ėmėsi Britanijos parlamentas, tai virš 200 parlamentarų kasdien susirenka susitelkimui ir meditacijai parlamento rūmuose. Ir dar norėčiau paminėti, kad Britanijoje šie kursai ypatingai turintiems sutrikimų žmonėms, sergantiems depresiją ar jaučiantiems nerimą, generalizuotą nerimą, turintys kitų sutrikimų, jiems šiuos kursus apmoka ligonių kasos. Ir šita programa Didžiojoje Britanijoje yra įtraukta į mokyklų programas ir virš 300 mokyklų moksleivių mokosi šios metodikos. Tai iš tiesų šių dienų įtampos ir nerimo kupiname pasaulyje mindfulness, sąmoningumo meditacija milijonams žmonių kasdien padeda tiek gyventi, dirbti, vadovauti kompanijoms. Ir tiesiog keletą citatų iš lyderių, kurie praktikuoja ar praktikavo šitą praktiką. Tai Steve'as Jobsas, kuris kalba apie tai, koks yra neramus mūsų protas ir kai bandai nuraminti, būna tik dar blogiau. O kai tiesiog pradedi jį stebėti, tai gali pamatyti iš tiesų daugiau negu prieš tai. Tai Billas Fordas, kuriam mindfulness padėjo išgyventi bankrotą, pereiti juodžiausias dienas ir priimti sprendimus su atjauta. Tai matote žmogų, kuris atnešė šią praktiką į Wall Streetą, LinkedIno vadovas, kuris sako, kad
kad dalis sėkmės filosofijos jam yra atjauta ir ypatingai stresinėse darbo situacijose. Na, o šios praktikos sukūrėjas Džonas Kabat-Zinas, profesorius Džonas Kabat-Zinas, kuris dirba Jungtinių Amerikos valstijų Bostono, Masačusetso medicinos mokykloje, sako, kad mes negalime išties gyvenime sustabdyti bangų, bet mes tikrai galime išmokti jomis plaukti. Tai šita sparnuotojo frazė tikrai labai atspindi visą esmę mindfulness. Nes streso turbūt ir gyvenimo problemų niekaip mums nepavyks išvengti. Ir gebėjimas išmokti tvarkyti su tomis situacijomis, prisitaikyti geriausiu būdu prie jų, iš tiesų yra labai vertingas įgūdis, kurio kiekvienas turėtume išmokti. Tai kaip mes sakom, vieną kartą šitą metodiką imti ir išmokti, labai vertinga kiekvienam, kad paskui visada galėtum ją taikyti. Ir kiek pasaulyje yra mokyklų, kur mokiniai išmoksta, tai jiems tas įgūdis tampa tiek savas, kad nekyla klausimo, ar reikia tą mokėti ar ne. Tai iš tiesų problemų mes neišvengsime ir dabartinė situacija mums tikrai yra geras pavyzdys. Tai turbūt gyvenimas be problemų ir streso pasireiškimo neįmanomas, ar ne? Ir tyrimais fiksuojamas toks įdomus paradoksas, ypatingai išsivysčiusių šalių, kad kuo mes gyvename geriau, finansiškai geriau, tuo jaučiamės prasčiau. Na ir žmonės turintys problemų dažniausiai sako apie tai, kad visiškai ne fizinės ir ne socialinės problemos yra svarbiausios, bet būtent psichologinės. Ir įdomus dar toksai irgi faktas, kad jeigu žmogus praranda, sakysime, kažkaip sveikatą ar net netenka kažkurios kūno dalies, sakysim, rankos ar kojos, tai jo laimės pojūtis atsistato maždaug po pusės metų. Tai iš šių problemų, fizinių, socialinių ir psichologinių, svarbiausios yra psichologinės, taip sako ir tyrimai, taip turbūt ir patys kiekvienas galėtume patvirtinti. Tai yra diskomfortas, kurį jaučiam mąstydami ir patirdami neigiamas emocijas. Tai turbūt sunku kažkaip įsivaizduoti žmogų, kuris yra psichologiškai nestabilus, nestiprus ir jaučiasi laimingas. Tai todėl ir spręsti šitas problemas esam pajėgus mes tikrai patys ir turėtume kažkaip bandyti tą savo pojūtį, tą savo psichologinį klimatą stabilizuoti ar valdyti. Na tai kasgi yra tas stresas ir ar visą laiką jisai yra vien tik tai blogis? Tai žinoma, kad ne. Jau turbūt nepasakysiu nieko naujo, kad stresas mums kaip normalus, fiziologinis ar psichologinis iššūkis žmogui tikrai yra reikalingas, kad mes galėtume keistis, kažko išmokti, kad galėtume judėti pirmin ar ne. Bet distresas, kuris jau viršija mūsų tas normalias prisitaikymo galimybės, tai ir sukelia mums tiek psichologinės, tiek ir fiziologinės problemas, kurios yra ir pagrindinė įvairiausių sutrikimų, tiek nerimo, depresijos, įvairių liguistų būklių priežastis. Ir dažnai būna, kad žmogaus organai visi veikia be jokių sutrikimų, bet žmogus vis tik jaučia ir skausmus, ir blogą savijautą. Ir tai mes sakom, kad jau yra psichosomatika. Ir pas mus ateina klientai, kurie jau būna ištirti fiziškai ir jiems tikrai ir širdis teisingai dirba ir kiti organai, tačiau jie jaučia blogus simptomus. Tai būtent stresas, tas stresas viršijantis mūsų normalias adaptacinės galimybės ir sukelia mums šitas būsenas. Tai
Tai iš kitos pusės, kaip galėtume suprasti, o kasgi yra tas geras gyvenimas, ar ne? Iš ko jisai susideda? Tai mūsų gyvenimas susideda iš tokių kaip ir 5 elementų. Tai mūsų mintys, jausmai ir emocijos, kūno pojūčiai, elgesys, na ir laikas. Tai jeigu mes kiekvieną iš jų galime traktuoti kaip gerą, visus galime vertinti kaip gerus, tai tada ir savo gyvenimą vertiname kaip gerą. Ir kita vertus, jei norim kažkaip gerinti savo savijautą ir gyvenimą, tai turim ir gerinti. Tik tai jau ne visus 5, o 4, ar ne? Nes laiko kažkaip įtakoti mes turbūt neturime galimybių. Ir laiko mums visiems duota vienodai. Posakis, kad aš neturiu laiko, yra visiškai neteisingas. Reikėtų sakyti, kad aš nepaskyriau kažkam laiko. Nes laiką mes iš tiesų leidžiam iš savęs atiminėti bet kam. Leidžiam jį dažnai švaistyti savo, net nesusimastydami, ir tik tai paskiriam laiko tam, kam manome, kad yra prasminga. Tai laiko visi mes turime vienodai 24 valandas, tik tai dažnai girdim, kad vieni jo turi, kiti ne. Tai reikėtų žinoti, kad iš tiesų laiką mes galime paskirstyti patys pagal tai, kam suteikiam prasmę. Kaip ir nereikėtų turbūt sakyti, kad kitas ar žmogus mums pažįstamas, ar tik iš ekrano pažįstamas, ar iš medijų kitų gyvena gerai. Reikėtų sakyti, kad aš manau, kad jisai gyvena gerai. Nes iš tiesų visų šitų sudedamųjų dalių mes nežinom ir dažnai darom tokias mąstymo klaidas, spėdami kitų savijautą. Taigi, mūsų savijauta iš tiesų ir priklauso nuo minčių, jausmų, kūno pojūčių, nuo mūsų elgesio ir jie visi tarpusavyje yra susiję ir įtakoja vieni kitus. Tai ir pasižiūrėkim, kodėl visi jaučiamės skirtingai prie galbūt tos pačios situacijos. Tai tam, kad galėtume geriau suprasti, tai pabandykime sugalvoti situaciją, kurią jums pasiūlysiu, kad atsitiko kažkoks įvykis ir kaip reaguoja skirtingi žmonės. Tai jeigu, sakysim, įvyko kažkoks autoįvykis ir 4 skirtingiems žmonėms sulūžo ranka, tai visi žmonės 4 gali jausti labai skirtingą emociją. Kažkas jaus nerimą ir katastrofizuos ateitį, kažkas jaus pyktį, kažkas liūdesį, kažkas džiaugsmą. Ir tas, kuris jaus nerimą, tai jo visos mintys bus nukreiptos į ateitį. Ar ne? Jisai ją katastrofizuos ir galvos, kad vat kaip dabar bus, galbūt negalėsiu dirbti, kas bus, jeigu mane atleis iš darbo. Ir panašios mintys gali suktis jo galvoje. Tai nerimas visą laiką yra apie ateitį ir jeigu žinotume ir suprastume, kad daug mažiau negu tik 1% mūsų katastrofiškų prognozių išsipildo, tai turbūt nerimautume mažiau. Tai yra sveikas nerimas, kai mes nerimaujame ir kažką darome. Tai yra, jisai gali būti mums kaip motivatorius ir labai geras jausmas, ar ne? Toks tobulėjimui motivatorius. Na ir būna toks nesveikas nerimas, kai aš nerimauju ir nieko nedarau. Arba yra situacija, kai nieko padaryti negaliu. Tai nerimauju ir nerimauju. Ir dar būna, kad žmonės iš tiesų nori iš vis nejausti nerimą. Tai galvoja, kad tai irgi yra tokia siekiamybė. Tai nerimas yra mums reikalingas, tik tai toks sveikas nerimas, kurio mes iš tiesų turėtume ir mokytis, to teigiamo nerimo. Tai dirbdama su klientais pastebiu, kurie ateina, ieško panašių programų ar ateina jau turintis
jau kaip ir sutrikimą nerimo pagrindu, tai dažniausiai vyraujanti emocija, kuri iš tiesų paralyžuoja tokį mūsų kokybišką gyvenimą. Tai nerimas virsta po to į generalizuotą nerimą, į baimę, kai pradedama iš tiesų labai bijoti visų situacijų. Tai žodžiu, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad nerimas yra reikalinga emocija, tik tai turėtume mokintis to teigiamo nerimo. Na tai grįžtant prie mūsų situacijos, vienas žmogus jau susitarėm, kad gali jausti nerimą, o kažkas gali jausti ir pyktį, ar ne? Ir pyktis visada yra emocija, kuri nukreipta į kažką tai. Jinai turi kryptį. Tai pyktis gali būti tiek ant savęs, tiek ant kito, arba ant pasaulio galim pykti, ar ne? Tai tas žmogus, kuris jaus pyktį, jis greičiausiai galvos, kad nu ir kokio velnio aš ten dabar turėjau važiuoti. Ir kodėl tas kitas vairuotojas buvo toks neatidus. Ir kodėl tie keliai tokie neapšviesti, ar dar kažkas atsitiko. Tai jisai kažką kaltins ir jo mintys bus nukreiptos būtent į kažkieno tai išreikštas pyktis kažkieno tai atžvilgiu. Na kažkas, vienas iš tų 4 žmonių visai gali būti, kad jaus liūdesį. Jam bus liūdna, kad sulūžo kairė ranka, ir gal net bandys prisiminti, kada dar jautėsi kaip nors vaikystėje, kai kažką susitraumavęs buvo, gali net pasijausti toks nevykėlis, kad kažkaip ėjau, kažkaip pakliuvau į tą avariją, toks nelaimingas pasijusti, visai įmanoma, kad kažkuris iš žmonių jaus džiaugsmą. Taip, net lūžus rankai galima jausti džiaugsmą. Na ir pabandykim pagalvoti, ką pagalvos tas žmogus. Tai greičiausiai jo mintis bus apie tokią, kaip mes sakom, ir šviesiąją gyvenimo pusę, nes džiaugsmas visą laiką yra apie šviesiąją gyvenimo pusę. Tai jisai gali pagalvoti, kad, kaip gerai, kad lūžo kairė ranka, bet ne dešinė. Ir tikrai jau daug geriau negu stuburas. Dabar galėsiu galbūt kažkaip atsiduoti kitom savo mėgiamom veiklom, kuriom neturėjau laiko. Na ir jo mintis bus panašiai, kažkokios nukreiptos į pozityvą. Tai tikrai apie tai, kaip mes pagalvojam, nuo to, ką mes pagalvojam apie tą įvykį, nuo mūsų požiūrio ir priklauso mūsų jausena. Tai, kaip mes jaučiamės. Ir nuo ko priklauso tos mūsų mintys. Tas mūsų sąmonės filtras, ta mintis, ką mes pagalvojame apie vieną arba kitą situaciją. Iš kur mums šauna, kodėl vienam šovė mintis, kad tai yra, o kas bus ateityje, kitam šovė mintis, o kodėl čia dabar kitas buvo toks žioplys, kitas, kodėl aš čia ėjau, dar trečias, kodėl galvoja apie džiugę gyvenimo pusę, o tos automatinės mintys tai yra mūsų sąmonės filtras, kaip mes sakom, kad į pasaulį žiūrim tarsi pro kiekvienas savus akinius. Ir jisai priklauso, štai jeigu atsitinka įvykis kažkoks ir grėsmė yra iš išorės, ar gali būti ir mumise pačiuose, beje, toks truputėlį šmaikštus gal pasakymas, bet iš tiesų yra gryna tiesa, kad žmogus yra iš tiesų vienintelis žinduolis, kuris gali įsikalbėti savo ligą. Tai grėsmė dažnai būna ir mumise pačiuose. Tai sąmonės filtras, nuo kurio ir priklauso reakcija į kažkokį tai gyvenimo įvykį, susideda iš fizinės sveikatos. Tai reiktų suprasti taip, kad mums labai svarbu gerai išsimiegoti, pailsėti, nepervargti. Kitaip konfliktai patys tarsi generuojasi. Tai galit turbūt žinoti, galit ir palyginti ir savo kažkokią tai patirtį, kad kai buvot gerai išsimiegoję, gerai jautėtės ir atsitiko kažkoks nemalonus įvykis, tai visai lengviau yra jį priimti, ar ne?
Tai išsimiegoti, gerai jaustis yra labai svarbu tam, kad mūsų reakcija būtų šiek tiek pozityvesnė į kažkurį gyvenimo nepatogumą. Na, psichologinė būklė, tai jeigu mes esam nerimastingi, tai daugiau nerimastingai kažkaip reaguosim ir į situaciją. Jeigu esame liūdni šiuo momentu, tai liūdniau reaguosim ir į tai, kas atsitiks. Tai mūsų psichologinė būklė taip pat labai įtakoja mūsų reakciją. Na, kitas sąmonės filtro toksai kaip ir elementas yra prieš tai buvusi patirtis, kuri irgi įtakoja dabartinio įvykio reakciją. Tai sakysim, jeigu jūs apšaukė viršininkas ir kažkaip išbarė ir jūs einate ir galvojate, kad turbūt kitą kartą tai jau tikrai pasiūlys išeiti iš darbo ir sutinkate koridorių bendradarbį ir jisai su jumis nepasisveikina. Tai greičiausiai mintis bus, jau ir visas kolektyvas žino apie tai, ar ne? O jeigu kaip tik išeinat, sakysim, iš savo boso kabineto ir esate pagirti, sakot, tu esi šaunuolis, taip gerai čia šią savaitę tau sekėsi dirbti, galvoju apie kažkokią tai premiją tau. Na ir vėlgi, jūs išeinat į koridorių, sutinkate gatvėje tą patį kolegą ir su jumis nesisveikina. Na, greičiausiai krypteltumėt pečiais ir sakytumėte, greičiausiai nematė. Nors situacija lygiai ta pati, bet jūsų prieš tai buvusi patirtis visiškai skirtinga. Vienu atveju jūs esate toks pakylėtas, visas švytintis, o kitu atveju esat kaip tik nuliūdęs, toks išbartas. Tai būtent ir prieš tai buvusi patirtis yra labai svarbi. Taip, kaip mes reaguojame į situaciją. Na, o išmintis tai yra iš tiesų vaistas nuo visų ligų. Tai jeigu mes gebame į situaciją pažiūrėti iš visų pusių, truputėlį atsitraukus, nereaguojam, reaguojam brandžiai, bet ne iškart priimam sprendimus, nesivadovaujam iškart instinktais ir tokiom automatiniam reakcijom, tai mūsų ir reakcija visiškai kita bus. Vadinasi, išmintis yra labai labai svarbus ir pagrindinis elementas, kurį mes turim susiformuoti. Ta gebėjimą atsitraukti, nereaguoti spontaniškai ir pasirinkti kažkokį išmintingą sprendimą. Na ir dar vienas labai svarbus elementas sąmonės filtras yra kertiniai įsitikinimai. Kartais girdžiu iš įvairiausių irgi ir webinarų ir pasisakymų žmonių, kurie galbūt nežino, kaip tai vardint, tai sako, čia gal kažkas iš pasąmonės, man kažkas taip pasisako. Tai iš tiesų kertiniai įsitikinimai tai yra tokios automatinės mintys apie mus pačius, apie kitus žmonės ir apie pasaulį. Tai yra tokie absoliutūs teiginiai ir mes galime galvoti, kad mes esame nekompetentingi, mes esame neverti meilės. Taip pat mes galim galvoti apie kitus žmonės. Tiesiog automatiškai atsitikus kažkokioj tai situacijai, kad kiti žmonės yra geranoriški arba ne, pasaulis yra saugus arba ne. Tai yra tos automatinės mintys, kurios mums ateina, šauna į galvą, būtent apie mus pačius, apie kitus ir apie pasaulį. Tai iš kur jos atsiranda? Ogi šitos nuomonės mes susiformuojam iš patirčių vaikystėje. Tai būtent iš ten, maždaug iki 7 metų, tas pagrindas, tie kertiniai įsitikinimai mumise ir susiformuoja. Pagal tai, kaip su mumis elgiasi mūsų aplinkos žmonės. Ar jie mums leido suprasti, kad mes esame mylimi. Vadinasi, kai mes jo šaukiam, verkiam, visada atsiliepia, nešiojo, glaudė mus. Ir tokiu būdu iš tų tūkstančių patirčių mums susiformavo tas mūsų smegenyse, susiformavo tokie ryšiai, kad mes esame mylimi.
Jeigu mums, sakysime, niekada neleido patiems valgyti, arba mes neleidome savo vaikams, jeigu jau užauginome juos ir sakom, kad ai, duok greičiau, čia aš tave pamaitinsiu, apsiterliosi, tada vaikui susiformuoja toks įsitikinimas, kad aš negaliu, esu bejėgis, man nepavyks. Ir tie, būtent iš tų patirčių atėję įsitikinimai labai nulemia dažnai visus žmonių likimus ir charakterius. Ir mūsų tos patirtys suformuoja tokias kaip ir struktūras mūsų toj limbiniai sistemai, kuri ir netgi gali pažeisti net ir smegenis visam laikui. Ir tai ir nulemia, kad kartais mes ir pasirenkam, įsipainiojam į tokius įvairius kenksmingus ir žalojančius santykius. Ir tos pačios situacijos kartoja viena kitą. Tai vadinasi, kad kažkas tai būtent yra pas mus susiformavę apie mus pačius ir atėję iš vaikystės. Tai labai svarbu tai suprasti, žinoti, kad ir tai mes galime pakeisti, ar ne? Tai jeigu mes norim gyventi gerai, tai ir negavom tų kompetencijų ir su genais negavom, mūsų yra tokia kaip ir jautresnė nervų sistema, tai mes visą laiką galim kažkaip mokytis psichologijos ir bandyti tai pakeisti. Nes visą mūsų tą pagrindą formuoja tiek mūsų genetika, tai maždaug 50%, ar ne, yra, ir po to būtent tos patirtys. Tai jeigu jau gimėm su jautresnė nervų sistema ir dar ir patirčių prisikaupiam tokių neigiamų, tai įsivaizduokit, kokioj būsenoj mes ir šiuo metu galim būti. Ir atvirkščiai, ne visi tie įsitikinimai apie mus pačius gali mums trukdyti, tai visai gali būti, kad ir geri įsitikinimai, kurie mums leidžia eiti į priekį, bandyti, siekti kažko, tai kad aš galiu, aš esu kompetentingas, aš esu vertas meilės, tai vadinasi, kad aš neinu ir neprašau jo iš visų, ar ne? Tai reiktų žinoti tiek, kad psichologija mums padeda tai suprasti ir mes visą laiką turėtume klausti savęs, ar tos mintys apie save, apie kitus ir apie pasaulį yra pačios geriausios mums dabar ir ar tai mums padeda, ar tai mums trukdo gyvenime. Tai jeigu mes, kaip sakiau, negavom tų kompetencijų iš aplinkos ir su genais, tai mes galim mokytis psichologijos. Na ir tam ateina į pagalbą dvi paradigmos - kognityvinė elgesio terapija ir mindfulness. Tai palyginti ne per ilgiausią laiką, pasitelkdami šias metodikas, mes galim iš tiesų daug ką pataisyti. Na ir turbūt tiek norėjau jums papasakoti apie tai, kaip mes čia veikiame šiam pasaulyje, kad truputėlį turėtume tokių psichologinių žinių, nuo kurių galėtume atsispirti. Kodėl į tuos pačius įvykius visi reaguojam skirtingai. Ir galbūt tai padėjo jums suprasti, kad posakis kitam tu nesinervink visiškai neveikia, nes jisai turi visiškai skirtingą nuo mūsų tą sąmonės filtrą, ar ne? Tai kaip jisai mato pasaulį, nuo ko tai priklauso, kokias patirtis jisai yra susiformavęs. Tai jeigu galėtume apibendrinti dabar truputėlį vieną tokią kaip ir temą, kurią išsiaiškinom, tai galėtume pasakyti, kad distresas, tas jau mus žalojantis stresas, atsiranda tada, kai mes leidžiame savo reaguoti į gyvenimo stimulus automatiškai, neįsisąmoninę ir nepadarę tos išminties pauzės. Ir kaip jau matėm, psichologinė būklė, o nerealios gyvenimo aplinkybės mus verčia jaustis ar gerai, ar blogai. Taip kaip
mes sugebam interpretuoti įvykį, taip mes ir jaučiamės, ar ne? Kokios mintis mums kyla galvoj apie tą įvykį, taip mes ir jaučiamės. Ir visai ne įvykis čia kaltas. Ir mūsų reakcija priklauso nuo tos mūsų interpretacijos, kaip ir sakėme, ką galvojame apie tą įvykį. Kertiniai įsitikinimai, kurie mums susiformavo dar vaikystėje, turi didžiulę įtaką mūsų gyvenimui. Ir visos mintys, emocijos, elgesys, fiziniai pojūčiai, tie 4 elementai, kurie sudaro mūsų gyvenimą, jie yra visi tarpusavėje susiję. Ir taip, kaip mes jaučiamės, taip, kaip mes mintijame, kaip elgiamės, viskas viena kitą įtakoja. Tai norint jaustis ar elgtis kitaip, tai turim ir mąstyti kitaip. Dar girdėjau tokį labai gražų posakį, kad turim mintyti kitaip. Mąstyk pozityviai, turbūt irgi esat girdėję ne vieną kartą. Tai tu keisk požiūrį. Tai vat čia mokslas jau įrodė, kad iš tiesų tas mintijimas apie įvykius turi didelę prasmę. Na ir tai nėra taip paprasta, nes kaip matėm, mūsų mąstymą veikia tas sąmonės filtras, kuris susideda jau iš mums matytų tų elementų. Tai norint išties mąstyti kitaip, tai nėra lengva. Tai tam, kad galėtume pakeisti tas mintis, jau taikyti tą kognityvinę ir elgesio terapiją, jos technikas, tai turim prieš tai įsisąmoninti, kaip mes čia jaučiamės, kada kaip jaučiamės, ką tuo metu galvojame. Ir vat į pagalbą mums čia kaip tik ir ateina įsisąmoninimu grįsta psichologija ir mindfulness kaip metodika. Tai pasitelkę mindfulness mes galim ir tapti tais išmintingais žmonėmis, kurie turės tarpą tarp stimulo ir atsako. Ir kaip matot savo ekranuose dabar Viktoro Franklio citatą, kad tarp stimulo ir atsako yra visą laiką tarpas, kuriame yra jėga, leidžianti pasirinkti mums atsaką. Vat ir čia ir slypi mūsų laisvė ir galimybės augimui. Tai labai svarbi ta išminties pauzė prieš reagavimą. Tai mindfulness yra pats patogiausias turbūt būdas, kuris per palyginti trumpą laiką gali išugdyti mumyse šitą gebėjimą. Na tai ką, tai truputėlį susipažinę su tokia viena iš svarbiausių žinių, kaip mes veikiame šitame pasaulyje, galime pradėti toliau gilintis į pačią metodiką. Tai tikiuosi, kad dar nepavargot. Ir dabar pradėsime pažinti su pačia mindfulness įsisąmoninimu grįsta metodika, suprasdami, ką mums to reikia, kam svarbu įsisąmoninti savo mintis, emocijas, kūno pojūčius. Tai tarsi mąstymas pilnu protu. Atvirų protų matau, suprantu, kas vyksta ir renkuosi, kaip elgtis bet kurioje situacijoje. Tai mindfulness pati metodika susideda tarsi iš tokių 2 dalių. Tai tos realybės matymo, tiek vidinės, tai kas yra mumyse, tiek išorinės ir jos įsisąmoninimo. Na ir dėmesio valdymo ir sutelkimo, nes visuose praktikose, visuose pratimuose būtent dėmesys bus mūsų darbo įrankis. Bet ar tai yra lengva? Tai dabar labai kviesiu jūs ir išbandyti, truputėlį atsitraukti nuo to, ką dabar mes čia išgirdome ir pabandyti truputėlį susikaupti tokiam pratimui. Tai pabandykit užsimerkti
girdėti tiesiog mano balsą. Ir dabar padarysime eksperimentą. Kviesiu jūs pagalvoti, iš tiesų keletą sekundžių, apie patį svarbiausią dalyką savo gyvenimą šiuo metu. Tai truputį apgalvokim, apie ką norėtume galvoti. Patogiai įsitaisykime ir užsimerkime. Nebent jaučiate truputėlį diskomfortą, tai galite nukreipti savo žvilgsnį žemyn ir kelias akimirkas susikaupti, mano balsas nutils, kad galėtumėte tyloje pagalvoti apie patį svarbiausią dalyką savo gyvenime. Na ir kaip sekėsi? Turbūt nebuvo lengva ir vos tik išgirdote garsą, visiškai kaip žmonės sako, balavaika. Ir mintis greičiausiai išsilakstė. Tai labai buvo geras, labai trumpas eksperimentas, kaip mūsų dėmesys greitai pabėga. Mes atrodo, galvojam, jau susikaupiam ir staiga išorės kažkoks dirgiklis greitai mūsų dėmesį išblaško. Tai dėmesys linkęs blaškytis, yra nuolat blaškomas įvairiausių stimulų. Ir pats didžiausi patys dirgikliai, stimulai, taip vadinami mūsų protui, tam blaškymusi, tai yra seksas, grėsmė ir maistas. Jeigu bet kuris bent vienas pasitaiko mūsų kelyje, tai labai greitai gali mūsų dėmesį nuo bet kokios veiklos atitraukti. Ir kita vertus, jeigu matote žmogų labai susitelkusi, susikoncentravusi į kažkokią veiklą arba patys esat pajutę, buvę tokiai situacijoje tikrai ne kartą, tai vadinasi, sąmoningai buvote sutelkę dėmesį ir vis stengiatės jį tenai išlaikyti. Kai tik tai kažkas pertraukia mus ar ne, to jau pat vėl grįžtam į tą veiklą, kuriai buvom susikaupę. Tai būtent, kas valdo dėmesį, tai tas, sako, valdo savo gyvenimą. Tai dėmesio valdymas iš tiesų yra labai svarbus dalykas pasaulyje, mūsų gyvenime. Tai kaip jį gali labai greitai iš mūsų kažkas pagriebti, tai mes turėtume turėti, tokių įgūdžių, jį greitai gražinti ten, kur mes ir norim, kad jisai būtų. Kad ne instinktai mus valdytų, bet mes būtume tų instinktų kaip ir šeimininkai. Tai kad mus nenuneštų automatiškai kojos prie šaldytuvo 10 kartą per vakarą, ar ne?
ar nenueitume spontaniškai nusipirkti to, ko visai mums nereikia, tik tai pamatę, pajutę galbūt kvapą, nes labai naudojasi mūsų šitais negebėjimais valdyti dėmesio. Visa reklamos industrija yra paremta labai įdomių tyrimų ir apie tai, kaip būtent vadovaujantis mūsų įgimtaisiais instinktais sukuriamos ištisos strategijos. Tai kas valdo dėmesį, tas valdo gyvenimą, tai tikrai nėra per skambiai pasakyta. Ir netgi ir šiuo įtemptesniu metu, kai daugiau patiriam streso negu visada, gebėjimas nukreipti dėmesį yra labai labai vertingas. Tai galiu truputėlį ir duoti jau dabar tokių receptų, patarimų, kaip galėtumėte išeiti iš būsenos, jeigu nuolat nerimaujate ir dar vis išgirstam naujos ir naujos informacijos, kuri verčia mus nerimauti. Ir papuolam dažnai į tokią būseną, kad viena mintis veja kitą ir negalim susikaupti jokiam kitam darbui, jokiai veiklai, nuolat tas bičių spiečius galvoje verda, kas bus jeigu. Ir kuriam scenarijų po scenarijų ir užmigti negalim, ir dirbti negalim. Tai tam, kad tą bičių spiečių galvoje kažkaip sustabdyti, tai siūlau jums pabandyti nukreipti dėmesį į kažką, kas yra jumyse arba išorėje. Netgi galit pradėti, kai pastebėsit, kad jau tos mintys zuja, tiesiog pabandyti vardinti daiktus, kuriuos matote aplinkoje. Dėmesį perkelti į tai, ką matote. Galite dėmesį perkelti į tai, ką jaučiate. Tiesiog paimti ir pagalvoti, greitai perkelti dėmesį, sakysime, ir patyrinėti, kad ir kairės pėdos pojūčius. Ką jaučiu pėdoje. Nutraukti, perkelus dėmesį, nutraukti tą minčių grandinę. Tai tikrai išbandykite, nes dabar išties nerimas yra toks padidintas ir tų minčių galvoje randasi per daug, kurios veja viena kitą. Tai dėmesio nukreipimas tam priepuoliniam valgymui mums labai, labai aktualus. Dėmesio koncentracija, kai mes išmokstam valdyti ir nukreipti ten, kur mums reikia, darbo kokybei, susikaupti būtent tam darbui, o negalvoti, kaip dažnai būna, kad mūsų kūnai yra, sakysime, jeigu darbe, tai mūsų mintis būna ar namuose, ar kažkur kitoj veikloj, arba kai grįžtam jau namo, tai dar mūsų kūnai jau būna namie, bet mūsų mintis dar būna darbuose, problemuose ir nei mes galim tada jas spręsti, bet mes nuolat ir nuolat būna mintyse ten. Tai susikoncentruoti ties ta veikla, kur yra mūsų kūnas, ten turėtų būti ir mūsų mintis, tai irgi dėmesio valdymo praktika labai padeda. Ir tokiom greitosiom, kaip mes vadinam, SOS technikom, kai mums labai greitai reikia kažkaip išeiti iš tos situacijos, kaip Franklis mums citatoje sakė, turėti tą išminties pauzę, kad mes nesureaguotume, nešoktume iškart reaguoti, jeigu kažkas mums nepatiko, kažką pasakė, kažką padarė, dėl ko paskui labai dažnai tenka gailėtis. Ir kas mane traukia už liežuvio, ir kam aš tai pasakiau, ir kam aš tai pasielgiau. Tai yra mūsų automatinės reakcijos. Mes negalėjome kitaip pasielgti, jeigu mes nesam išmokę. Mūsų smegenys neišmokę to dažnai yra, neišmokę to prigimtinai. Mes visą laiką galim išmokti tai daryti ir visai nesunkiais pratimais, bet tam reikia šiek tiek įgūdžių. Tai tam irgi mindfulness, tas dėmesio valdymas, kur viena iš tų metodikų yra labai, labai, labai reikalinga. Tai išminties, kaip ir sakiau, tai pauzė prieš reagavimą. Tai yra tai, dėl ko verta paskirti šiek tiek laiko, kad tas įgūdis atsirastų. Tai iš tiesų nereaguoti instinktyviai, nereaguoti kažkaip valdomam instinktų, turbūt yra didžiulė sėkmė. Bet, kaip jau ir
turbūt patys žinote, kad tai nėra lengva. Tai galim prieiti jau ir prie vieno iš apibrėžimo. Mindfulness apibrėžti galima įvairiais apibrėžimais, tai pateiksiu vieną iš jų. Ir jeigu pamenat, tai dalinausi su jumis ir galiu dar sykį pasidalinti tokią mindfulness mokytojų tarp mūsų sklandančią tokią citata, kad paaiškinti, kas yra mindfulness, tai yra tas pats, kad paaiškinti žmogui, kas yra žalia spalva. Nes, kaip mes sakom, sąmoningumas tai kaip sviestas, jisai visur labai yra tinkamas. Ir papasakot, tai yra labai sudėtinga. Tai iš daugelio kampų kartais prieinam prie to sąmoningumo. Tai vienas iš apibrėžimų, kuris labai atspindi tą dėmesio valdymo ir čia ir dabar realybės tos matymo būseną, tai yra neutralus, tęstinis, būtent esamojo laiko, kai esam čia ir dabar įsisąmoninamas, padedantis atpažinti tiek mūsų mintis, tiek emocijas, tiek elgesį tuo metu, kai jis atsiranda. Ir nepereinant į tas automatinės reakcijas, atsisakant tais refleksais ir instinktais pagristo reagavimo. Tai galėtų būti vienas iš tokių apibrėžimų, kuris atspindi to metodo esmę, kad mes susikaupiam, savo dėmesį nukreipiam į tai, kas yra būtent čia ir dabar šiuo momentu. Tai yra mindfulniška būsena. Tai galėtume kaip ir susipažinti su žmonėm, kas sugalvojo tą metodiką ir kas yra tas įsisąmoninimas to buvimo čia ir dabar to momento. Taip pat įsisąmoninimas kaip procesas iš tiesų nėra kažkas naujo. Žmonės pradėję praktikuotis dažnai sako, bet tai daugelyje, net ir krikščionybėj, daugelyje praktikų yra tas susitelkimo momentas. Tai įsisąmoninimas kaip procesas iš tiesų yra daugelio senų ir tiek religinių tradicijų, dvasinių kažkokių tai praktikų dalis. Ir budizme tai yra tokia kaip ir integrali kelio dalis, leidžianti suprasti mūsų kentėjimo priežastis, ar ne. Ir mindfulness stovi, nors taip sakom, kad yra stovi ant to budizmo pamato. Nes apie kančią sako lygiai taip pat kaip ir budizmo filosofija, kad jeigu mes galim nedidinti tos kančios, jeigu kančia yra skausmas padaugintas iš pasipriešinimo, iš mūsų reakcijos į tą skausmą. Tai iš tiesų, jeigu mes atsisakom to pasipriešinimo, tos reakcijos į skausmą, tai galim atsisakyti ir kentėjimo. Tai yra viena iš tokių kaip ir formulių, kurią galėčiau net užrašyti jums ir ant lentos, arba pasakiau dabar žodžiu, lygiai tas pats yra ir apie emocijas. Jeigu mes mokintumėmės kurse, tai irgi antrą formulę jums užrašyčiau, kad atsimintumėt ir vizualiai, kad emocija ir pražūtinga emocija skiriasi tuo pasipriešinimo jai laipsniu. Tai jeigu nenorime patirti pražūtingą emociją, tai turėtume atsisakyti ir to reagavimo į ją, to pasipriešinimo. Tai tas pats įsisąmoninimas kaip procesas profesoriaus Džono Kabadzino buvo panaudotas sukurti pasaulietišką ir tokią labai struktūrišką visiems prieinamą programą, skirtą pagelbėti tiek sveikiems žmonėms, valdyti stresą ir siekti iš tiesų gyvenimo kokybės, nes tai toli gražu nėra tik streso valdymo programa, tiek ir sergantiems žmonėms. Ir būtent mindfulness metodika kaip skausmo valdymo metodas buvo išmėginta pirmiausiai vėžiu sergantiems žmonėms taikyta. Ir būtent kai jie paleido, kaip čia galima pasakyti, tą skausmą, nesipriešino jams, tai pradėjo ir geriau jaustis, nes išvengė būtent to kančios požymio, to kentėjimo.
Tai vat būtent amerikiečių profesorius Džonas Kabat-Zinas ir tą įsisąmoninimą, patį procesą sugebėjo pritaikyti būtent medicinoje. Tai prieš 40 metų medicininiams tikslams pradėta taikyti kaip atskirta nuo bet kokios religijos ir turinti tikrai labai stiprų psichoterapinį poveikį praktiką. Ir maždaug po 2000 metų ypatingas susidomėjimas šią metodiką atsirado dėl labai palankių mokslinių tyrimų pasikartojančiai depresijai gydyti arba valdyti. Nes depresija, kuo jinai yra tokia liga sunki, kad jinai vis linkusi atsikartoti ir kuo labiau mes daugiau valdom tą depresiją vaistais, tai tuo sunkiau, vis daugiau tų atsikartojimų būna. Ir vat būtent depresija atsikartoti ir buvo suvaldyti, pritaikyta šita metodika. Ir va Džonas Kabat-Zinas, kurį matot, ir šitie kiti 3 garbūs ponai jau yra europiečiai, kurie būtent ir pritaikė mindfulness metodą, sukūrė metodiką depresijos atkryčiams valdyti, kuri yra numeris 1 pasirinkimas visame pasaulyje depresijos atkryčiam valdyti. Na, o Didžiojoje Britanijoje dabar yra net ne numeris pasirinkimas ir ne auksinis standartas, bet yra kaip gydymo būdas paskiriamas ir apmokamas ligonių kasų vietoj vaistų. Ir moksliniai tyrimai rodo, kad tai yra taip pat veiksminga kaip ir vaistai. Ir todėl dabar tas vaistų suvartojimas įvairių antidepresantų, migdomųjų yra toks didžiulis, kad pasitelkimas naujausių psichoterapijos rūšių, kaip kognityvinės elgesio terapijos ir įsisąmoninimu grįstos metodikos mindfulness, duoda išties labai viltingų rezultatų, kad galime savo būsenas pagerinti visiškai dirbdami su savim, bet nevartodami vaistų, kurie dažniausiai turi ir šalutinį poveikį, ir turi pripratimą, mes prie jų priprantam ir paskui be jų negalim. Tai žinoma, yra situacijų, kai to negalime išvengti, kai yra būsenos tos epizodinės, bet vėliau mes tikrai galime pasitelkę mokslų pagrįstas metodikas išmokti savo pagelbėti. Tai iš tiesų mindfulness yra turbūt viena iš labiausiai tyriamų metodikų ir daugiau nei 1000 įvairiausių mokslinių tyrimų įvairiais aspektais yra atliekama įvairiomis kryptimis ir jų vis daugėja. Tuos mokslinius tyrimus aš esu sudėjusi į savo svetainę, į programą, jie yra visiškai prieinami visiems, tai kas norėsit, galėsit su jais susipažinti. O dabar tiesiog tokiai edukacijai, kad suprastumėt, kokio pločio yra, kokio gylio tie tyrimai. Tai nagrinėja medicininius aspektus poveikį nervų sistemai, imuniniai, širdies kraujagyslių veiklai, vidaus organų veiklai, skausmui. Ir tie tyrimai atliekami su įvairiais respondentais, tiek ligoninėse, įstaigose, įmonėse, organizacijose, kalėjimuose, taip pat su daug pajamų turinčiais žmonėms, su neturtingais. Tai tos grupės, kurios yra tyriamos, yra išties labai įvairios ir spalvingos. Na ir poveikis iš tiesų, jeigu kalbėtume apie poveikį kūnui, tai moksliniai tyrimai patvirtina, kad tai yra pagerėjusi imuninės sistemos veikla. Na ir man vienas iš tokių nesenai matytų tyrimų, kaip veikia gripo skiepas medituojančių žmonės ir ne. Tai iš tiesų yra akivaizdi nauda imuninės sistemos ir imuninės sistemos veiklai. Pagerėjusi miego kokybė, tai vat būtent mažiau migdomųjų suvartojama, medituojant ir nemedituojant, čia tyriami buvo žmonės, irgi yra tie tyrimai prieinami pasiskaityti, nes migdomųjų suvartojimas iš tiesų yra dabar labai milžiniškas ir jūs girdite, kaip stengiamasi pažaboti žmonių vartojimą migdomųjų. Sumažėjęs kortizolio, to hormono, streso hormono lygis
nes dažnai mes, kaip mes sakom, maudomės kortizolio bangose, ar ne, nuolat būname tam paaukštintam lygyje. Sumažėjęs priepuolinis valgymas ir jeigu mindfulness net ir kaip gydymo metodas būtent valgymo sutrikimams yra taikomas, tai tokia bendra ta metodika, kur yra streso valdymo metodika, vadinasi, jinai turi irgi labai tokį efektą duoda būtent sumažėjęs tas priepuolinis valgymas. Tai sumažėja irgi alkoholio vartojimas, rūkymo. Veiksmingas yra gydymas sergant įvairiomis odos ligomis ir reumatiniu artritu, sąnarių, sumažėjęs kraujospūdis, cholesterolio kiekis, kas irgi aktualu kiekvienam. Išaugęs tas enzimo telomerazės aktyvumas. Kas tai yra? Tai yra baltymas, kuris mūsų ląstelėse užtikrina mūsų jaunystė, arba tai yra senėjimo arba jaunėjimo baltymas, ar ne? Na ir toks psichologinis poveikis akivaizdus, tai sumažėja streso lygis, depresiškumo ir nerimo lygis, lėtiniai skausmai, sumažėjęs nuovargis, mažiau tų perdėtų apmąstymų, tai yra to ruminavimo, jeigu vakare, kada negalėjote užmigti ir mintis veja mintį ir kuo tolyn, tuo geriau gaunasi, ar ne, kaip mes sakom, tuo labiau tų takelių ir prikuriam. Tai yra ruminavimo efektas. Na, sulėtėjęs laiko tėkmės pojūtis. Ar tai yra gerai, ar tai blogai, bet dažnai mes sakom, kad bėga dienos ir nepastebim, kaip čia atėjo ruduo, čia pavasaris, kaip auga vaikai, atrodo, gyvenimas prabėgo ir nepastebėjom. Tai kaip sako daktaras Julius Neverauskas, kuris yra mūsų vadovas, kuris rengia specialistus, organizuoja šitus mokymus, tai jisai sako, kad jeigu gyvenimas bėga, kad mes jo nepastebim, tai vadinasi, mes jo neįsisąmoninam. Ir jeigu taip yra, tai ką mes tada geriam vitaminus ir stengiamės gyventi ilgiau, jeigu jisai bėga ir mes nežinome nei kas vyksta, nei kaip vyksta, didžiuliu greičiu. Tai sulėtėjęs tas laiko tėkmės pojūtis, kuris leidžia mums pajusti tą gyvenimą, leidžia pasimėgauti tiek aplinkui esančiais žmonėmis, leidžia matyti visus tos pokyčius. Ir tai ir yra išaugusi mūsų gyvenimo kokybė, jeigu mes jaučiamės gerai, jeigu mes matome viską aplink save, kas vyksta. Tai toks tas psichologinis poveikis išties yra fiksuojamas, ir kaip mes sakome, yra toks pažadas šitos praktikos. Jeigu praktikuosimės, jeigu įgausim tų įgūdžių, tai galim tikėtis tokių rezultatų. Na štai, tai mindfulness praktika yra, kaip jau ir sakiau, turbūt labiausiai tyrinėjama mokslo. Na ir programos tikslas, prieisim ir prie jo, galima aiškiai jį labai susiformuluoti. Na, dar čia yra padidėjęs kognityvinis ir elgesio lankstumas, tai jau toksai kaip ir bendras bruožas, nes mes iš tiesų pradedam turėti daugiau pasirinkimo galimybių ir mąstymo tokių kaip ir modelių. Tai jau suprantam, kodėl to reikia. Tai sustiprėjusi mūsų valia, dar aukštesnė savivertė ir pasitenkinimas gyvenimu irgi. Tai yra vienas iš tokių irgi svarbių bendrinių tokių jausenų, kad aš esu galintis ir pasitikintis tiek savimi, tiek ir tuo, kas vyksta. Tai matėt, kiek tų mokslinių tyrimų yra atliekama, todėl tikrai drąsiai galime sakyti, kad šiuose mokymuose nėra jokios mistikos, jokios religijos, vien tik tai mokslinė psichologija ir medicina, labai aiški struktūruota metodika ir galimybės kiekvienam momente. Visada mes galim tiek pradėti, tiek tęsti, tiek ir grįžti prie tų praktikų. Na ir tas programos tikslas, prie kurio po truputėlį judame, tai jį taip ir formuluojame, kad tarsi natūraliai įdiegti į kasdienį žmogaus gyvenimą tuos įgūdžius, kad galėtume
spręsti sunkumus ir iššūkius geriausiu būdu, neatmesdami nei vienos galimybės, jas matydami ir neįsitraukdami į tas kančias sukeliančius apmąstymus ir jausmus. Tai vat būtent gebėjimas pamatyti, sprendžiant problemas, daugiau variantų ir kaip mes sakom, kad jeigu kažkas atsitinka ir mes sakom, galas, nėra išeities, tai mes visą laiką sakom, yra bent viena išeitis. Jeigu yra viena išeitis, matom tik ją vieną, tai mes sakom, kad tikrai yra dvi išeitis. Tai matyti daugiau variantų, gebėti pasinaudoti jais, tai vat ir yra tas programos tikslas, kad tarsi tie įgūdžiai atsiranda savaime, natūraliai įsidiegia mumise. Mes neatsibundam kitokie, mes natūraliai keičiamės ir tos įpročius įgaunam. Tai toks yra programos tikslas ir jeigu turim tikslą, tai turim turbūt sugalvoti ir kaip jį pasiekti, ar ne, kaip jį pasieksime. Tai nieko nepasakysiu naujo ir turbūt nėra čia kažkokio tai stebuklo pasakyti, kad tikslą mes sieksime praktikuodami. Nes turbūt tikrai žinote, kad perskaitę daugelį knygų ir išgirdę patarimų, nesijautėme kažkaip gerai. Na, tuo momentu lyg atrodo, na, taip reikia taip elgtis. Bet tam, kad iš tiesų gyvenimo kokybė keistusi, turime įgauti įgūdžius, kurių niekaip kitaip, kaip tik tai praktikuodami ir negalime susiformuoti. Tai praktikuodami, atlikdami pratimus, mes tą tikslą galime pasiekti. Na ir tos praktikos pagrinde vadinamos meditacijomis, yra ir kitų pratimų, yra ir tiek ir mums ir žinios reikalingos, bet kad tos žinios ir tai, ką mes perskaitom, tai, ką mes pasitelkę įvairias metaforas ir skaitinius, kas irgi yra šitos programos dalis, mes skaitome vertingas istorijas, mes žiūrime video medžiagą, mes gilinam savo žinias, skaitydami, mokydamėsi kažkokios vienos ar kitos medžiagos, psichologinių žinių įgaunam, bet visą tai integruojam praktikuodami, tai medituodami. Ir jeigu tas žodis pati meditacija gali jums atrodyti kažkokia mistika, tai visiškai netiesa, nes pats žodis tai reiškia galvoti, susimastyti, iš latiniško žodžio meditarija, galvoti, susimastyti, apmastyti ir tikrai neturi jokių nei mistinių, nei kažkokių tai baiminančių elementų. Tai yra tiesiog tikslingas dėmesio nukreipimas į esamą momentą, į tai, kas vyksta čia ir dabar, ir su geranoriškumu ir atsisakymu vertinimo. Mes tiesiog stebim tai, kas yra, ar ne? Ir mokindamiesi koncentruotis į tai, kas vyksta čia ir dabar, mokomės būti dėmesingais. Na ir tai yra ir patirtis, ir įgūdis. Ypatingai tokia būsena, kai mes derinam tiek ramybę, tiek ir budrumą. Tai dažnai dar mes pristatinėdami šitą metodiką sakom, kad kodėl jūs turėtumėte rinktis būtent mindfulness grįstą streso valdymo metodiką. Va būtent dėl šitų priešingybių dermės, kad mes praktikuodami išliekam ir ramūs, ir budrus. Tai leidžia mums neatsitraukti nuo savo veiklos, nuo gyvenimo, kuris vyksta, bet kartu būnant jame, va šitas būsenas dvi dermėje turėti ir praktikuoti. Tai labai labai svarbus toksai įgūdis ir žinoma patirtis. Tai daug čia tos teorijos išgirdom. Labai sunku suprasti, kaip ta metodika, į ką čia mes turime susitelkti, kol nepabandėme. Tai dabar truputėlį pailsėkime nuo gausos žinių, ypatingai jeigu kažką išgirdote naujo, o gal daug ką naujo, tai atrodo, oi, tai chaosas, kaip čia viską ir suprasti, tai tikrai gali susidaryti toks įspūdis ir dar sugalvoti, kaip čia dabar tą
apibrėžimą atsiminti, tai nieko atsiminti nereikia. Visą laiką mes stengiamės priminti praktikuojantiems, kad viską turėtume daryti su lengvumu, su geranoriškumu savo ir labai smalsiai įjungti smalsumą, geranoriškumą ir viskas visada mums pavyksta. Nepavykti čia niekas negali. Taip, dabar kviečiu jūs ir pabandyti vieną iš praktikų, kai mes pabandysime susitelkti į tai, kas yra mumise, tai mūsų fiziologija, tai paprasčiausiai įkvėpavimą. Tai dabar kviesiu galbūt kai ką pirmai meditacijai, o gal kažką eiliniai meditacijai. Tai atsisėskime tiesiai, patogiai, truputėlį nurimkime, stabtelkime savo mintyse. Tiesa, dar noriu pasakyti, kad bet kurią praktiką mes galime atlikti, kad ir sėdėdami ar gulėdami. Jeigu negalime užmigti, tai ypatingai tinka atsigulus atlikti vieną iš meditacijų. Pradžioj mes ją atliekame visas meditacijas pratimus su gidu. Gidas tai yra vedančiojo balsas, šiuo atveju būsiu aš gyvai eteryje. Na, o kitais atvejais tam yra padaryti audio įrašai, kad jūs galėtumėte turėti tą vedlį. Maždaug 6 savaitės reikia praktikuoti su vedliu, kad po to taptų tarsi visai nesunku ir pačiam vesti tą meditaciją savo. Tai dabar atsisėskime patogiai, taip kad jaustumėme savo kūną, atsiremkime tvirtai į žemę, ištiesinkime, bet neįtempkime nugarą ir tarsi priimkime oraus žmogaus laikyseną. Stenkimės nesukryžiuoti rankų ir kojų. Gal kas šiuo metu gulite, tai irgi pasidėkite ranką šone, kojas irgi nesukryžiuokite. Ir pabandykime pastebėti, kur dabar yra mūsų dėmesys. Gal mes pradėjome kažką vertinti, tai ką išgirdome, gal diskutuoti su savim. Tiesiog įsisąmoninkim, kur dabar yra mūsų dėmesys. Pripažinkim ir perkelkim savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo. Pabandykim susirasti vietą, kurioje šiuo metu norėtume stebėti savo kvėpavimą. Ar tai būtų viena nosies šnervė, ar kita, krūtinė, pilvas, bet kuri kūno vieta. Galbūt kurioje šiuo metu labiausiai jaučiam savo kvėpavimo ciklą. Pasirinkim vietą ir perkelkim savo dėmesį prie kvėpavimo stebėjimo. Galim stebėti galbūt oro srovės judėjimą. Ir kitą pojūtį, kurį sukelia kvėpavimo ciklas. Įkvėpimas, pauzelė, kad ir kokia trumpa ji būtų. Iškvėpimas, pauzelė, vėl įkvėpimas. Galim savo priminti, kad šitų pratimų mes nesistengiam sukelti jokių ypatingų būsenų. Tiesiog stebime tai, kas yra. Šiuo atveju savo kvėpavimą.
Jeigu pastebim, kad mūsų dėmesį nusinešė mintys ar aplinkos garsai, tai padėkokime savo, kad esame pastabus ir grąžinkim dėmesį atgal prie kvėpavimo stebėjimo pasirinktoje kūno vietoje. Galim pastebėti, kad dėmesys keičia mūsų kvėpavimą. Tarsi galbūt norisi jį pataisyti ir kvėpuoti kažkaip geriau. Tai pabandykime atsisakyti tai daryti tiek, kiek šiuo metu mums išeina, tiek, kiek galime šiuo metu. Likti tiesiog stebėtojais savo kvėpavimo. Ir kai tik pastebim, kad dėmesys nuklydo, o dėmesys linkęs tai daryti ir tai visiškai normalu, tai mes jį nuolat galim grąžinti prie to, kur apsisprendėm, kad jisai norim, kad būtų. Šiuo atveju prie kvėpavimo stebėjimo. Kai tik nukrypsta, tai ir to jau pat grąžinu. Prieš tai dar ir padėkoja savo, kad esu pastabus ar pastabi. Nuolat ir nuolat grąžinu savo dėmesį atgal, vos tik pastebiu, kad jį nusinešė ar mintys, ar aplinkos garsai, gal kvapai namuose. Bet aš esu dabar dėmesio šeimininkas ir galiu jam pasakyti, kur dabar noriu, kad būtų. Na ir dabar galim išplėsti savo dėmesio lauką, apimti juo visą savo kūną kaip visumą. Padėkoti savo už šitą praktiką, už šitą patirtį. Ir kai būsim pasirengę, galėsim užbaigti pratimą ir atsimerkti. Na va, štai ir atlikom meditaciją. Ir kaip matėt, čia nebuvo jokios mistikos. Mes tiesiog susitelkėm į tai, kas yra mūsų viduje, į savo fiziologiją, kurią visą laiką turim su savim, kvėpavimą. Ir pajutom va būtent tą ramybės ir budrumo dermę, kai mūsų dėmesys nuolat dirba, mūsų smegenys treniruojasi, bet kartu mes ir rimstam. Tai ir yra mindfulness tipo meditacija. Kitos, kiekviena tų meditacijų yra tikrai įvairių pobūdžių ir rūšių. Ir vienos mus moko
stiprina mus, mūsų savivertę kelia, kaip kalno meditacija, sakysim. Kitos meditacijos turi kitą psichoterapinę vertę. Kai mums sunku, mes praktikuojam atjautos savo meditaciją, išmokstam irgi labai vertinga, kuri tikrai padeda ypatingai sunkiuose momentuose. Aš tą esu patyrusi ir tikrai daug kartų pasidžiaugiau, kad galiu praktikuoti atjautos savo meditaciją. Dar kitos mus ramina ir galim pajusti tą tokią ramybės būseną, mėgavimosi būseną. Na, kitos, būtent kvėpavimo meditacija turi iš tiesų labai daug pritaikymo. Tai yra ir iš tų tokių stop technikų, viena iš metodikų, kai mes labai greitai, jeigu mintis jūsų pradės jūs kamuoti, tai galit greitai susitelkti ties kvėpavimu ir tokiu būdu bandyti nuraminti tą bičių spiečių galvoje. Tai mes atlikom dabar tokią formalią meditaciją, kurią iš tiesų susikaupiam, atsisėdam ar atsigulam, atsistojam ir ją atliekam. Na, o kitos meditacijos yra neformalios, tai yra tai, kai mes kažkokią veiklą, kurią ar šiaip ar taip darytume, atliekame dėmesingai. Tai sakysim, dabar tikrai turime plautis labai dėmesingai rankas ir tokiu būdu mes galime kartu ir treniruoti savo tą dėmesingumo ir sąmoningumo raumenį, kaip mes sakom, ar ne? Tai jeigu mes tas rankas plausime labai atidžiai, susitelkę, ką jaučia mūsų rankos, kokį vandenį, muilą, ką mes jaučiame, kvapą pajausime ir visus pojūčius, įtraukime ir vaikus, jeigu turime, ar kitus šeimos narius į šitą, kaip ir žaidimą, galim sakyti, lengvai darykime. Tai tokiu pačiu būdu mes ir padėsime savo nurimti ir treniruotis, nes tiek formali, tiek neformali meditacija praktika papildo viena kitą ir greičiau galim pasiekti tuos pokyčius savyje. Tai dabar labai priimtinas laikas yra tiesiog plautis atidžiai rankas. Galite dantis valytis labai atidžiai, galit kavą gerti labai sąmoningai. Ir jeigu apsispręsite, kuri veikla, sakysim, kažkurią savaitę bus kaip neformali meditacija, tai labai pastebėsit, kad po to tą veiklą taip ir norisi atidžiau daryti ir ją mėgautis. Tai taip ir įvesit po truputį į savo gyvenimą sąmoningumą. Tai iš tiesų, kaip matėte, tai nėra nei pavojinga, tai yra iš tiesų ir malonu, ir, sakysim, visai paprasta, bet nėra visiškai paprasta, nes galėjot pastebėti, kaip tos mintys šokinėja. Tai neįsigąskit, tai yra tik pradžiai, po to, kuo tolyn, to lengviau ir maloniau praktikuoti. Tai ar tai kažką pakeitė jau dabar mūsų smegenų struktūrose, ar ne? Tai neuromokslai nuolat pateikia įrodymus, ką meditacija ką nors keičia. Tai todėl atsakyti klausimą, ar keičia, tai tikrai taip, kad keičia. Ir norėjau jums parodyti, manau, kad jums galbūt būtų įdomu, kaip vyksta tie pokyčiai mūsų smegenyse. Ar mes medituojam, ar mokomės kažkokio kito įpročio. Tai mūsų smegenyse yra milijardai neuronų. Ir jie visi sudaro sinapses, tokius ryšius. Tai kai mes ko nors mokomės naujo, tai tuos ryšius, tas sinapses ir sudarinėjame. Tai tie momentai yra tokios raudonos, čia matote, tokie žiburiukai. Tai kai mes kažką darome, tai tuos žiburiukus, tuos ryšius ir sukūrinėjame. Ir kuo ilgiau praktikuojamės, tuo tos autostrados tokios pravažesnės darosi. Tie keliuką pradžioje, jeigu tik tai išminam per pievą, po to jau pravažiuoja mašina, po to jau ir autostrada gali patapti, tai tada ir tampa įpročiu. Tai yra irgi nebereikalo sakoma, per kiek laiko tas atsitiks, ar ne? Tai per kiek laiko mes tos ryšius jau patvarius susiformuosim. Ir tie ryšiai nenaudojami rezorbuojasi. Tai reiškia, kad jeigu mes ką nors išmokstam, bet nenaudojam ir ypatingai po vyresniam amžiui išmokstam, tuo greičiau tie ryšiai rezorbuojasi, tai ir pamirštam. Sakysim, jeigu kalbą truputį pasimokėm, bet nenaudojam, tai greičiausiai žinom, kaip mums sunku ją
po to tarsi pradėti vėl kalbėti. Bet jeigu mes ją nuolat ir nuolat palaikom tą įprotį, tai tada jisai tampa jau tokia mūsų savasties dalim ir mums visiškai nesunku jais naudotis. Tai dėl to ir pokyčiai smegenyse įvyksta per tam tikrą laiką ir metodika turi patarimus, kiek laiko reikia papraktikuoti, kad tai taptų įrankiu, kuriuo galėtume naudotis bet kada. Tai kaip ir sakiau, kad mindfulness mokytis ar kažko kitko gyvenime mokytis reikia visą gyvenimą, ar ne, kad tos smegenys mūsų judėtų, mankšta būtų smegenų, kad nuolat būtume, kaip čia pasakyti, geros būsenos. Tai smegenys iš ties yra adaptyvios ir nuolat keičiasi. Tai jeigu tik norim, tai galim bet kada pradėti bet ką daryti. Mūsų galimybės yra kiekvienam momente, visai nesvarbu, kiek mums metų. Ir jos keičiasi pagal tai, kokius reikalavimus jam užduodam. Kitaip elgiamės, kitaip mąstome, ar ne, šiuo atveju. Smegenys treniruojasi atlikti gerai tai, ką mes prašome jas atlikti. Tai vat kurti tuos autopilotus lengvai. Tai jeigu mes, vat kaip pavyzdį turėjom, kai negalim užmigti, labai lengvai kuriam tas sinapses ir vis gamina mintį po minties, kuri visiškai mums nereikalinga. Ir jeigu suprastume, kad mes daugiau negu 4000 minčių per dieną prigamina ir dar jeigu va tom būsenom dar padedam jų prigaminti, tai iš tiesų ne visos mums jos yra reikalingos ir iš proto galima išeiti, jeigu ištisai durstų tos mintis galvoje. Tai mes lygiai taip ir atbulai galim kurti kitus tos autopilotus, va tą išminties pauzę, gebėjimą dar kažką daryti. Tai tik tai reikia treniruoti smegenis. Ir tai padeda naujiems įpročiams bet kuriems, ką mes norime, ar išmokti valdyti emocinę būseną, ar išmokti kalbos, ar išmokti kažkokio tai naujos veiklos, kažkokio darbo. Tai tai mes ir darom, kuriam tos autopilotus ir tas sinapses ir kuriam. Tai jeigu kalbėtume apie mindfulness sąmoningumo ugdymo programą ir pokyčius smegenyse medituojant, tai jie pradeda vykti maždaug po 1,5 valandos, bet jiems įsitvirtinti reikia 8 savaičių. Tai todėl ir sakom, kad 6 savaitės reikia, jeigu medituoti su gidu, tai su tuo balsu, paskui dar porą savaičių tikrai reikia tai pasitreniruoti, kad tai taptų įpročiu. Na ir po to jau galime abėcėlę mokėdami jau užsiimti ir, kaip mes sakom, jeigu išmokstam natas, tai jau galim džiazuoti taip, kaip mums patinka ir bet kurioj būsenoje staiga prisitaikyti tai, ko tai situacijai labiausiai reikia. Tai tie blogi takeliai, tos autostrados pradeda nykti maždaug po 4 savaičių. Jeigu kiekvieną dieną bent truputėlį paskirsime praktikai, kaip optimalus laikas yra 20 minučių, bet tikrai 10 yra geriau negu 5, o 5 tikrai geriau negu 3 ir net ir minutė yra daug geriau negu nieko, nes tai pradeda formuotis mums įpročiai. Tai kiekvieną dieną geriau po mažą žingsnelį, bet pastoviai, negu dėti gigantiškas kažkokias pastangas ir vieną kartą į savaitę. Tai ar būtų sportas, ar būtų meditacija, ar dar kažkas, tai geriau pastoviai ir po truputį. Tai būtent jau po 4 savaičių dėmesio savo, to sąmoningumo ugdymo mes iš ties galime fiksuoti ir fiksuojam ir mūsų kursų dalyviai tuo pačiu dalinasi ir dar ir greičiau, bet jau pažadas yra tą 4 savaitę, kad jau tikrai pradeda mažėti stresas ir mes galim jaustis geriau, daug geriau. Na, o poveikis smegenyse fiksuojamas ir po 10 minučių. Va štai pažiūrėkit, kaip atrodo smegenys, jeigu pamedituojam bent 10 minučių. Tai mes tikrai šiandien trumpiau, bet meditacija gera, kaip mes sakom, yra bet kokio laiko, bet net po 10 minučių, kiek ramesnės yra mūsų smegenys, matot, kairėje pusėje yra raudonas, geltonas, kaip ir degančios smegenys, o čia jau visiškai ramu. Na taigi va, pažiūrėkit, po 10 minučių štai jums ir rezultatas. Tai pažadas,
kągi mes čia galime išmokti, kaip čia tą 20 minučių atrodo iš tiesų, ar taigi yra daug gyvenimo dienoje, kai turim 24 valandas. Tai atrodo tikrai nedidelis laikas, tik reikia apsispręsti, pradėti ir kažkaip tai judėti pirmin. Tai koks tas pažadas, kokiais mes galim tapti, kokie tie žmonės, kurie yra atsparūs stresui. Tai Harvardo medicinos mokykla yra išleidusi kriterijus, kuriais apibūdinami žmonės stresui atsparūs. Ir aš juos esu irgi įdėjusi į programą, kad žmonės galėtų susipažinti. Yra iš tiesų įdomu, kaip vertinama, kurie žmonės yra atsparūs. Na, o tie, kurie baigia mindfulness įsisavinę programą, tai įgyja tokių kompetencijų, mato realybę tokią, kokia jinai yra, jau mes žinom, kas tai yra, atsisako, reiškia, to mąstymo klaidų ir to vertinimo, tai realybė visų kuo mažiau iškraipimų, visiškai mes nematysim jos visiškai be savo interpretacijų, bet jau kiek galime labiau moka apsispręsti, kur nori sutelkti dėmesį ar ne, nes mes treniruojamės taip, moka atpažinti savo mintis, savo jausmus ir impulsus veikti ir vėliau gali juos keisti arba pasirinkti elgesio modelius, moka pripažinti, priimti save, kitus ir pasaulį. Vat jeigu supranti, kad kitas žmogus visiškai kitoks, visiškai turintis kitokią patirtį, tai mažiau gali ir erzinti mus kiti žmonės, ar ne? Ir mes patys galime būti savo vertingesni, priimti save su visais savo netobulumais ir auginti save, o ne ko neveikti, kad aš esu netikęs, aš esu dar kažkoksai. Tai atjauta savo, dėkingumas savo yra labai labai svarbios savybės, suprasti, priimti save ir auginti save, o ne kažkaip tai žlugdyti save. Moka būti geranoriškais tiek savo, tiek ir kitų atžvilgių, ar ne, nesupranta, kodėl žmonės tokie yra, sugeba atskirti skausmą nuo kentėjimo ir pasinaudoti šitą savo kompetenciją. Sugeba naudoti atjautą kitų atžvilgių, savęs pačio atžvilgių. Labai įdomi tema atjauta savo ir jinai įeina į sąmoningumo ugdymo kursą. Tai yra daug daugiau, ne vien tik tai nuimti stresą, bet gebėti ir naudoti atjautą savo, kai labai reikia save atjausti, kai išgyvenam labai sunkius momentus kartais gyvenime. Ir pasiruošti tam, nes mes sakom, kad mokintis sąmoningumo mindfulness metodikos yra daug geriau, kai situacija yra kaip tokią palankę savo įvertinam, kai galim dar tą stresą valdyti savo nepriėję esam tų tokių kritinių ribų. Tai tada yra geriausiai pasiruošti tuos įgūdžius turėti, kad jau, kaip sako, kai karas, tai galėtume traukti visus ginklus, kurių reikia. Na ir priimti sprendimus, atsižvelgdami į realybę, juos keisti, jei pasikeitus, nes dažnai būna, kad mes prisirišam ir nesugebam, atsitinka kažkas, kaip ir dabar tokia sudėtinga situacija, tai mes turėtume sąmoningai žinoti, kas nuo mūsų priklauso ir daryti tai, kas priklauso, o jau tai, kas nepriklauso, tai bandyti kažkaip susitaikyti, išgyventi ir valdyti savo tas būsenas. Tai geriausias būtų turbūt sprendimas. Na va, štai tai tokios tos kompetencijos, kurias mes galime įgyti. Ir turbūt labai akivaizdu, kad tai yra daug daugiau negu tik suvaldyti stresą. Suvaldyti stresą mes galim būtent tais pratimais, dėmesio valdymo, tom keliom meditacijom, bet jeigu norim iš tiesų pasigilinti į save, suteikti savo gyvenimui kokybės, tai mindfulness metodika turi tokią visą bazę žinių ir pratimų ir praktikų, kurių naudą, kuriais pasinaudoja mes ir galim šitas naudas savo susikurti. Na tai va, tai toks yra pažadas tos programos ir dabar kaip mes galime to pasiekti. Tai
Ir paskutinio mes, kad tampame išmintingi, tai jau labai aišku, kad jeigu visas šitas kompetencijas įgysime, tai ir būsim išmintingi, būsim brandus savo elgesyje ir būsim išmintingi savo gyvenime, ar ne? Tai vat streso valdymo programa, mindfulness galime mokintis įvairiais būdais. Galime jungtis į grupės ir tokias grupės, jeigu yra jūsų mieste, tai bent kartą gyvenime, mes sakom, visai vertinga yra patirtis tokias grupės lankyti, jos trunka 8 savaitės, bet dažnai tam arba neturim galimybių finansinių, arba laiko, arba net ir matom šiandien, kad daug žmonių ieško galimybių valdyti stresą visiškai nebūdami didžiuosiuose miestuose. Tai galbūt yra irgi tokia kliūtis, kad negalim įsisąmoninti tos programos. Ir aš irgi girdėdama tokį kaip ir nusiskundimą iš savo klientų, kad vat ne visą laiką galim, kas auginam vaikus, kas slaugom savo artimuosius, kas neturim miesteliuose galimybės, kad galėtume savarankiškai to mokintis. Tai iš tiesų išmokti iš knygų mindfulness, neįmanoma. Tam reikia ir įrašų, tam reikia ir lentelių, ir kitų parankinių priemonių. Tai vat yra programa, kuri yra sukurta savarankiškam naudojimui ir jūs matot dabar savo ekranuose Animo.lt puslapis, tai yra mano darbinis puslapis ir ten yra mindfulness programa savarankiškam naudojimui. Tai vadinasi, kad ten jūs, va taip jinai atrodo ir galit joje rasti. Bet ne visas, bet tai yra 10 tokių pagrindinių meditacijų, kurios yra svarbios ir kurios gali tiesiog papildyti vieną kitą ir siekti padėti tų tikslų taip kompleksiškai. Tai yra ir kvėpavimas, ir kūno skanavimas, ir atjauta sau, ir kalnas, ir vaikščiojimo meditacija, ir tokios trumposios technikos. Tai visos yra ir tiek ir aprašytos, tiek ir kaip naudoti jas, kur naudoti ir tiek ir yra audio įrašai. Na, yra svarbi teorinė medžiaga šitoj programai sudėta, kuri tikrai tos žinios mums labai pasitarnauja. Čia yra tik fragmentas, yra 20 temų pagrindinių. Ir yra tos įkvepiančios ir pamokančios istorijos, poezija, metaforos. Nes toj pačioj istorijai kiekvienas žmogus randa atsakymą tinkamą būtent jo gyvenimo situacijai. Tai bet būtent yra tai lyg, kaip mes sakom, tas toksai pokalbis su tikruoju aš, kuris mumise yra kaip tas sąžinės balsas. Tai yra neatsitiktinai, visos yra šitos mokomosios medžiagos, kurios kviečia mus arba susimastyti, kiekvienas turim savų įžvalgų. Na ir yra ta papildoma medžiaga, kaip įvairūs testai, kiek mumise yra vidinio guodėjo, kiek kritiko, kiek sąmoningumo, kiek dar kažko. Tai yra irgi patogiai sudėlioti, yra pratimai, yra video medžiaga ir visos pagalbinės priemonės tam, kad galėtume iš tiesų dirbti su savimi ir gerėti, kad galėtume šitus pokyčius savyje matyti, kad mažėtų tiek fizinė, tiek emocinė įtampa, gerėtų miegas, gerėtų santykiai su mums svarbiais žmonėmis. Tai labai kviečiu jūs pasinaudoti įsisąmoninimu grįstų metodikų galimybėmis, nesvarbu, kokį būdą be pasirinktumėt. Ir padidinti savo psichologinės galimybės, pagerinti savo savijautą, gyvenimą, nes tai yra iš tiesų labai labai svarbu. Tai labai linkiu jums būti sveikiems, pabandyti rasti būdų kažkaip tai save ugdyti ir jeigu šitą programą pasirinksit, o ją ten galite apžiūrėti, išbandyti daug ką, nebūtinai parsisiuntę visų savo turiniu, tai tikrai tikiuosi, kad
gyvensite vis geriau ir geriau, jausitės vis geriau ir geriau. Tai labai Jums dėkoju už tai, kad skyrėte dėmesio šitai programai. Tai linkiu stabtelt ir bent jau tiek, kiek galit savo padėti, bet kurią veiklą atlikti truputėlį sąmoningiau, stabtelti, įsisąmoninti ir būti sveikais. Tai kol kas atsisveikinu iki pirmadienio ir ne tik iki pirmadienio. Jeigu norėsite šitą programą naudotis, tai visada Jums pasirengusi esu padėti. Ir vietoj ačiū, eikime praktikuoti, būkime sveiki, visada galite mane rasti tiek tinklapyje, tiek ir parašyti. Tai tiek norėjau Jums šiandien papasakoti, pabandysiu vėl grįžti į eterį visą. Tai dar sykį dėkoju ir sakau, galbūt iki pasimatymo. Iki.